Gera, ko jūs darytumėt, jeigu jums ramia vaikščiant ungalus nutūpt sakals? Visų pirma, nepanikuokit. Taigi, šio video eigoje papasakos, kaip mūsų sakals vardu Runa pasiklydo treniruočių metu, nuskrido į kitą miestą ir nutupė kažkiam žmogui ant galvos. Bet visų pirma pademonstruosim su tėvu, kaip mūsų sakals treniruojas. Dar vienas svarbus dalykas – jis turėtų šonį. Tas šou mūsų paukščių kažkam pagavus, turi pribėgti ir saugoti tenus. Nes kartas, kai mes medžiojam arba treniruojamės, ton masalą, katro ant mūsų paukštis gauda, galbūt nusižiūrėjęs kažkas kits plėšrūns ar kits plėšus paukštis, ir gal mūsų paukščio nutūpus ant žemės mūsų patį paukštį išpolti. Tai vat mūsų šou turi greičiau pribėgti už mums ir prižiūrėti mūsų paukštį. Tai vat mano tėvas dabar su dirbtiniu vijokliu imituojančiu varną bandys suvilioti mūsų sakalą, kad tas skristų ir bandytų pagauti. Aišku, per to vijokliu už gerą darbą jį pririš misas gabaliuks. Čia aš befilmuojant norėjau nufilmuoti skrendantį varną ir mane pastebėjus pakėlė sakals, bet nepagavo vijoklį. Tai vat, nutūps ant žemės dabar ir bandys dar kartą. Nu ir vėl nepagavo. Nu gal tret kart pasiseks. Nu pasirodė, nepasisekė ir iš tret kartą. Bet dabar tikrai pasiseks. Opa, nu pats laiks jau. Eik iškut. Gera guda. Biški paukščio odaus paleist, ton grobį turėtų paukštis išmainyti į misas gabalioką, katras į ronko, kad mes galėtumėm ton grobį pasiimti. Bet šiandien Runa biški drovėjos ir nelabai norėjo skristi ant rankos. Ir galiausiai Runa tiesiog sugalvojo nuskristi ant savo stovą. Nu ko, treniruotis baigęs, galim pakalbėti apie Runas gastrolius. Tai turėjom interviu su to vyriškiu, on pasidalint savo emocijom ir truputį papasakos, kaip ta mūsų Runa susirado. Ir paskiau ten pašoko aplink tom pērdau, mažą priekį. Ir aš kažką pagalvojau, aš jums patarės ir buvau matęs. Ага. Ромки скидал, ты исправляйся, ну контрол. Во, прошел. Ну, гер, išskirtinis atvejis. Nu, o kur ana pakėlė kalniškių, už kalniškių meško priplungęs, nu, į kur tad atsidūrė. Nu, tai vot, esam labai dėkingi. Aha. Raktis atraukia, man vėl paliek, nu liek į stovų. Aha. Paskom na gamtininkas policija, nu, šim zvīri. Jo. Informuosam gamtininkus, saka, jokios informacijos. Ne, nu, они, žinai, čia nim skombent milijon kartų, žinai, neprivažinės, ne visur. Nu. Galėjai numer pasienį. Nu. Galėjai paskombint, kad Ja, tai žinai. niek. Nu, niek. Nu, čia šnekėjau su žmogu. Vėl Rom pakėliau, čia atsistojus, kaip dabar. Aha. Vėl, pistak liek vėl nutū. A ne, Nu, jo. jau paimti Rom, sugyvot, kad pradėk naibyti, tai Ne, į ranks negalim, ten vat į dirželę, dirželis matė. Buvo. Jo, tai vat už dirželį paėmė, apsimarko į pirštinį ir ramiai, o už pat paukštį negali imti, žinai, tada. Tu supyk, man sugnybis gaudė, kerta. Jo.
koska įdėjo į traktorį. Aha. Mums įdėjams, jau puikus, mums paira. Nuėjom pažiūrėti, ką ten. O tokia istorija su laiminga pabaiga, nes iš tikrųjų paukštis dar palyginus jauns, patirties netora, nuo kronklių būrys išgozdėna. Tokia nuklydimo. Jo, ir ana pakėla aukštoje, apsoka didelį ratą ir čia, mata, nėra jokių dirgiklių, į pasirinką poną. Jau mūsų pažįst. Poną. Ro. Labai gerai, ne? Tai jau peršin apsimasa. Ro. Nu čia. Nu ateit. Ro. Nu, kur keliava, išgozdina paukštėlį, na. Išgozdina. Ro. Nepys. Tu pafilmuok mane, palaikyk telefoną. O ekran pažiūrėk. Ro. O, mėsytis duose. Ai, gerai. Aš žadėjau atkėjus metus, bet nesušalus, gal negal. Ne, sušalus negal, na. Čia. Ro. Jie visą alkaną, nu. O, mata, bet čia gera treniruoti tokius, ne? Bet gera baigės. Nu, taip da tikėt, tai iškart išgozdin, pas jau daugiau saugo. Aha. Tai čia Ja, svarkarinį šalką varšį. Nu, užteks. Ro. Ak, te man reikėtų už diržėlių imta, ne? Jo, teps tavo peršinį už diržėlių. Nu ir kažkokį šitą įsiveri šniurėlį, žinai. Ir ant žemės kažkur, kad pritrinkas kokius geriausia, ar priekmenės, kartai nebūtų už ko apsiviniuoti, žinai. Bet geriausia, kad dabar traktorė, tai čia idealia, žinai. Kabinu, ro. Jo, esame iškut kepurėlius, šitą mažiausią numerį. Iš tos pušelės Rūna pakėlė ir einant čia ant kelių Juozo nutūpium galvos. Man susigonda, su ranka brūkštelėjo, ana nuskrėda, padarė ratą, man su ranka pakėlė ir nutūpė ant rankos. Super. Tai va, tokia istorija, video eni pabaiga. Nežinau, jeigu jums patiks, tai galėčiau daugiau kelti apie paukščius. Bet kits video galimai bus žvejyba. Tai va, stay tuned ir iki kito karto.